Reklama. Gyvenimas verda Šiauliuose. Šiemet Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą projektą Komiksas kaip raktažodis kūrybinės perspektyvos. Šiuo projektu siekiama skatinti specialistus dirbančius su jaunimu naudoti komiksus kaip priemonė ugdyti kūrybiškumą ir teigiamą požiūrį į skaitymą. Taip pat pateikti gilesnį supratimą apie šios medijos naudą ir padėti efektyviau ją naudoti savo veikloje. Šiandienos mūsų pašnekovė Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė kultūriniai edukaciniai veiklai Agnė Gumuliauskienė. Sveiki, Agnė. Labadiena. Tai gal pradėkim nuo to, kasgi paskatino pradėti jūs šį projektą. Idėja projektui gimė po sėkmingai 2020 metais įgyvendinto projekto interaktyvus edukacinis ugdymas Supergalių komikse dieta. Jo metu buvo populiarinama komiksų kultūra, ugdomas kultūrinis sąmoningumas bei kūrybiškumas ir štai užmegzti šilti ryšiai su komiksų kūrėjais paskatino kurti naują projektą, kurio metu supažindinsime su komiksais jau kaip su ugdymo priemonė. Kodėl pasirinkot būtent komiksus tokiai priemoniai? Komiksai yra patraukli ir labai populiarėjanti medija, ypač tarp jaunimo. Jie sujungia vaizdą ir tekstą, palengvina sudėtingų temų perteikimą. Ir Šiauliuose mūsų bibliotekoje jau nuo 2015 metų veikia komiksų centras, kuris savo populiarumu yra puikus pavyzdys, kaip per komiksus galima efektyviai traukti jaunus žmonės į kultūros procesus. Jūs sakot, kad jaunimą galima įtraukti į tuos procesus ir kaip komiksai gali prie to prisidėti, ar labiau pamėgti skaitimą gali jaunimas? Komiksai patraukia jaunimo dėmesį ryškiais vaizdais ir trumpesniais tekstais, todėl yra lengviau skaitomi ir suprantami. Jie ne tik kuria skaitimo įpročius, bet padeda jaunimui lengviau įsitraukti į patį literatūros pasaulį. Skatina jaunus žmonės ieškoti gilesnių prasmės sluoksnių ir štai taip formuoja teigiamą požiūrį į skaitimą. O šis projektas ar yra naudingas žmonėms, kurie dirba su jaunimu? Šis projektas specialistams suteiks daug naujų žinių apie komiksų ugdymo galimybės ir įrankius, kaip juos efektyviai taikyti savo darbe. Ir štai lapkričio 7 dieną organizuojame konferenciją Kūrybinės perspektyvos nauji komiksų maršrutai visiems specialistams įvairiomis formomis dirbantiems su vaikais ir jaunimu. Ir jos metu bus galima išgirsti įvairių profesionalių komiksų kūrėjų įžvalgas apie komiksus ir gauti praktinių patarimų, kaip komiksus panaudoti kūrybiškumui skatinti. Sakot, konferenciją organizuojat ir turbūt pranešėjai bus vėlgi kažkokie įdomus, ar ne, gal plačiau apie juos? Taip, konferencijos metu pranešimus skaitys iliustratorių ir komiksų kūrėja Lina Itagaki, komiksų kūrėja Greta Liekytė, rašytoja Ilona Ežerenytė, taip pat iliustratorė Viktorija Dambrauskaitė ir architektas ir komiksų kūrėjas Povilas Vincentas Jankūnas. Taip pat savo patirtimi dalinsi Šiaulių dailės galerijos ir Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos specialistai, dirbantys su komiksais. Na, o antroje konferencijos dalyje dalyvių lauks kūrybinės dirbtuvės, praktiniai metodai, visoms šioms žinioms įtvirtinti, tad labai lauksime visų norinčių dalyvauti. Jeigu lauksi, tai gal dar pasakykim tada ir priminkim visiems susidomėjusiems, kur visa tai vyks, kada visa tai vyks ir gal kur daugiau informacijos galima pasižiūrėti. Taip, tad konferencija vyks lapkričio 7 dieną. 10 valandą Šiaulių miesto savivaldybės bibliografijos informacijos skyriuje Aido gatvė 27 ir daugiau informacijos bei dar šiandien veikiančią registracijos formą galima rasti mūsų svetainėje www.smsvb.lt. Ačiū Jums, kad atėjot ir papasakojot apie šią konferenciją. Aš tikiuosi, kad žmonės, ypač tie, kurie domisi komiksais arba galbūt susidomės, apsilankys šioje konferencijoje ir patirs naujų galbūt jausmų per visą šitą. Sėkmės Jums ir geros konferencijos.
Ačiū, labai lauksim visų dalyvaujančių. Na, o šiandien laidoje dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė kultūriniai edukaciniai veiklai Agnė Gumuliauskienė. Laidoje kalbėjom apie Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos įgyvendinamą Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą projektą Komiksas kaip raktažodis – kūrybinės perspektyvos. Šiauliai. Čia